Jau, labas rytas. Atsikėliau, biškį pasmegojau, biškį daugiau nereikėjo. Dabar po 8:15. Aš turiu obalį, kraseną ir ženklą į savo miestą. Einu dabar iki savo šito miesto išvažiavimo. Pavalgysiu, kolaisiu ir tada varysim į šitą miestą, Timišvarą. Šiandien žiauriai gerai būtų, nuvažiuotume 805 km. Čia patektume į Bratislavą, Slovakijai. Tai einu valgyti pusryčius ir eiti iš miesto. Einu. Aš čia keletą dienų, nuo vakar kai ėjau, mačiau kokią, mėlyną bažnyčią. Visai graži. Bet aš noriu pafilmuoti šitos bažnyčios vidų. Žydų. Aš tai nieko nematau, aš čia turėjau ištiesti ranką maksimum pasistiepti ant pirštų galiukų. Pasakykit, ar įdomiai buvo ar ne. Nu ką, prieėjau miesto užkulisius. Galvoju čia autostopint ant įsukimo šitas juostas. Aš savo obuolį valgiau 20 minučių. Jis toks didelis buvo, eina savo. Dabar jau po 8:35. Tai jo, normaliai čia buvo. Gerai, pradedu savo autostopinimą. Iškeliu ženklą ir lekiam. Ko nieks nepaima. Atvarėm su draugeliu pavalgyti maisto. Biškį stojom, sumokėjau už mane, bet aš sakiau, už benzą turėsiu mokėti biškį. Tai pasimesim, ragausim mičiai, tradicinis maistas, rumunų, įvertinsim. Atnešė mum pavalgyti, nu davai ragaujam. Nu viso, pavalgėm, šokam mašiniuką ir važiuojam toliau į trasą link Bukarešto. Oi, ne Bukarešto, link Hungary sostinės, pamiršau pavadinimą. Ką tik įvažiavom, jau esam Vengrijai, šiaip ne taip. Nu, viso, jau esu prie Budapešto, jau čia baigęs mano kelionę su šito bičiuku. Varysim iki miesto, nuo čia kažkaip bandysim važiuoti, žiūrėsim. Ką dėlą tokia, draugelis mane paleido, net sugadino į nuotaikais man, tikrai sugadino. Jis man pasakė, gal galėsi prie benziuko prisimest biškį, sakau, galėsiu. Sakė, gal 15 euriukų. Tada stojom, prisipylėm benzą, nesusigaudžiau su ta valiuta, sumokėjau 3 eurų. Ir paskui jau viso. Nu, bet jis mane nuvežė 700 km, biškį daugiau gal. Tai nežinau. Liūdna šiek tiek. Dabar esu visiškai random vietai. Ir dar ta mėsa, kur mes valgėm, kur jūs man ten buvo nupirkęs, tai ten 8,73 iš 10, jei nevertinau dar. Šiaip žiauriai gera buvo, tik biškį kažko trūko, nes pati vieną dešą su batonu, nu, tie patys skoniai kartojas labai. Tai jo, aš nesivaizduoju, kaip iš čia išvažiuoti, nes mes pravažiavom pagrindiniai greitkeliai Bukareštą, čia dabar esu tokioj random vietai. Tai reikia dabar mąstyti, kaip čia daryti. Eisiu gal žmonių prašyti, kad pavežtų. Excuse me. Do you maybe go to Budapest? Deutsch. Hanar Budapest? No, Mohač. Okay. Sorry. Okay, thank you. Nu, nepasakyčiau, kad čia jaukiausia vieta išdarinėti nesąmonės. Bėgam. Nežinau dabar, ar lipam ar nelipam. Ten baigėsi. Gal nelipam. Keistu, čia keliu einu. Nejaukiai. Ką dar pamiršau pasakyti, tai kad sumokėjau dar 12 eurų už hostelį. Tram 1 euras tam bičiukui, 12 hostelį. Nu, bet daugiau šiandien gal nebeišleisim, gal dar 5 eurus ant maistą. Tai bent tiek. O aš jau čia priejau plius minus kažką. Bandysime įstabdyti mašiniukus. Čia man iki centro nebedaug liko. Nu jo.
Nėra čia šalikelio. Man nutrenks mašiną įvažiuos. Dabar biški čia turės palaukti, nes matau, ten iš galo atvažiuoja neblogai mašina. Plemba, čia įstrigau gerai. Nu, bet turėtų gal nuo ten kažkas paimti. Nu, čia kažkur. Ką tik nuo to žiedo staigiai parbėgau. Atvariau čia į stotelę. Tai dedam kameras ant žemės. Gaudyt mašiną. Tos nebūtų paėmusias, nes nespėjau dar paliuksuoti. Reik biškai paeiti arčiau ten, nes čia nespėja mašiną sustoti. For doctor. Oh, he's doctor? Oh, nice. Thank you very much. Goodbye. Goodbye. Auto. Okay. Bye. Thank you. Oba. Nu ką, atvažiavom. Ta mašinikė pavežė mane. Ten reikia nusipirkti bilietuką dabar. Pasakė man, su kokiu tramvajum važiuoti, bet pamiršau pavadinimą. Nu, gal ten bus kažkur parašyta, gal atsiminsiu. Iš B raidės kažkoks. Nepamirškit ir jūs. Jau nusipirkau. Lipam į tramvajų ir važiuojam. Lemba, kita pusė daug įspūdingiau atrodo. Gaila, ten atsėdau. Bet čia irgi gerai. Thank you. Užsidirbam pinigų. Daviau 5 eurus, o gavau štukę 500. Ir dar metalinį. O čia tai geras dylas buvo geras. Žiūrėkit, jie rimtai pastatė H&M ir New York'e ir bute. Wow. O jūs pasakykit, ar neatrodo jums čia kai New Yorkas? Jo, tie pastatai tokie šustri, medžiai gražiai auga. Po kol kas man Budapeštas atrodo kaip Balkanų Paryžius. Iš tikro labai panašus į Paryžių. Nesitikėjau. Jau. Žiūrėkit, kokią tačkę nusipirkau. Jau. Ką tik įsičekininau. Davė man apyrankę kortelę. Numeriuką. Nepatikėsit, kur aš čia miegosiu dabar. O čia va, laukia. Nusipirkau šitą vietą laisvą, kad būtų man. Ne, jokauju. Mano kažkoks 208. Mau šitas. Davai, lekam. Visio, pabuvau biškį hostelį, pasikrovėm ragelį. Dabar varom velniauti miestą. Lipsim į kalną. What the hell? Hostelį vėl nepafilmavau, nes buvo hebrantų susirinkę. Tai dabar mieste pafilmuosim biškį, aprodysim, kaip Budapeštas atrodo. Nes šiaip po kol kas impresionai visai geri. Jūs kartais nesusimastot, kur iš tikro yra Mėnulis? Galvojat gal kad dangui? Ar ten kosmose? Nu kažkur nesąmoningai. Neatspėjot Vengrijoje iš tikro. Atskridau autostopu iki pat Mėnulio. Kas galėjo pagalvoti? Lipsim į tą kalną. Pasiruošę žygiui. Bet ar žygis pasiruošęs man? Kiek vertinam grožį? Nuo 1 iki 10. Kiek duodat? Mašina be staugo. Kiek grožio? Komentaruose 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 arba 10. Kas įstaigiai užšoku čia? Kaip manot priimtų? O čia ant tų dviejų, čia minkštai būtų kaip ant batuto. Šokam, nešokam? Dai, lekiam. Tikiuosi kietai atrodė. Pradedam kelionę laiptais. Šiais didingais laiptais.
jau tiek, užlipau, jau pavargau. Apgavau. Tadadom. Kas čia dabar? O, dar laiptai. Kelių žmonių. Ir tada juos pralenkiau. Užlipau į patį kalną viršų. Ir pažiūrėkit, ką atradau. Čia jums sąmonė ar nesąmonė atrodo? Dai bandom eiti kažkur pro šoną. Tiek vargau ir blemba uždarytas praėjimas. Kaip čia taip? Kaip čia taip legalu gali būti? Oje. Gražu. Visas šlapės aš esu. Bet buvo verta, pasakysiu, buvo verta tikrai. Su kentygom žiūrim vaizdą, saulėlydžiu mėgaujamės. Turistaujam. Gražus tas saulėlydis. Ten yra tas. Kas ten yra? Neatsimenu, toj pasakysiu. Vengrijos parlamentas. Kaip pasakysiu, taip nepagadins. Tokį fintą. Jau leidžiamės žemyn, pasigrožėjom saulėlydžiu. Eisim pažiūrėti parlamentą dabar. Manau, turėtų būti įspūdinga, nes naktį jisai ten šviest pradeda, ten wow, ten. Ėjau ir atėjau. Iki žemesnio vaizdo, bet ne ką prastesnio. Čia tai va, prie Jėzaus statulos. Nufotkinkit. Bet vau, Budapeštas tai tikrai, kosminis miestas. Ten ir pačiam miestą gražu, ir čia iš miesto išėjus, į kalną užlipus. Aš kaip buvau, seniau galvodavau, kad Budapeštas žiauriai gražus, dabar atvariau Budapeštą ir tikrai nenusivyliau. Bralau, jei čia ne romantika, tai kas tai yra? Paskutinius atrodo kokius 20 klipų, aš tiesiog lendu į subinę Budapeštui. Tai reikia kažką negražaus pasakyti. Prie manęs priejo 2 benamiai ir man nepatiko. Ir va, net ir pasakiau. Daugiau nesugalvoju, jei sugalvosiu, dar pasakysiu. Nežinau, ką sakyti. Nebesinori. Man lysti subinę Budapeštui, bet Rugilė sakė, čia kaip pasakoja, atrodo, tai iš tikrųjų taip ir atrodo. Ten tas parlamentas. Turėtų greitai užsidegti švieselėm, tada tai jau bus čia gražu, bus vaizdų. Ir taip gražu, net nereikia tos švieselės. Nu ką, atėjome iki pasaulio stebuklo. Parlamentas. Neįtikėtinai atrodo. Visas taip gražiai šviečia. Jis toks didelis. Tie namai visi yra, jie milžiniški. Bet šitas, nu čia, nežinau, kosmosas. Eisim iš arčiau pažiūrėti. Bet pradžiai eisim pasportuoti. Iki pat kol čia atėjau buvo tuščia. Nu ne tuščia, buvo žmonių, bet nedaug. Bet dabar prisirinkė hebros. Bet ar galim kaltinti? Kiek čia metrų? Čia bent jau 25 metrai ilgumo. Manau, gal net daugiau truputuką. Čia įrodymas, kad buvau, kad niekas neapgavo. Tai yra, kad niekas
čia vietoj manęs nefilmavo, kas yra vengras. Čia tikrai Paulius P. Tas pats vienas ir vienintelis. Atsimenu tą menulį, kur aš jums rodžiau prieš tai, kad Vengrija iš tikrųjų turi menulį. Tai ką tik išmetė į orą. O ten dabar kybo. Iš ten kažkur paleido. Todėl čia taip pat ir yra. Žiūrėkit, laikau parlamentą Vengrijos. Aš iš tikrųjų laikau. Ką tik ėjau po šito tilto, kad iš tos gatvės pusės perėjau čia. Ir ten po tiltu vos nesusimušė žmonės. Tai ką čia darai ten. Aš už to atvarau. Kažkur čia turėtų būti turnikai. Tai varysim biškį parodyti vengram, iš ko lietuviai sudrėbti, iš kokio molio. Ar kažkaip ten taip sako, aš neatsimenu. Nemoku aš tų pasakymų. Žiūrėkit, ką atradau. Oh yeah. Yra dar net žmonių. Varom pasportuot su hebrantais. Čia tie turnikai po tiltu. Juokingai visai. Visokiausių čia dalykėlių yra. Na, aš padarau kelis pristrukimus ir einu prie to didelio pastato iš arti pažiūrėti. Prie parlamento. Pasidariau treniruotę po tilto. Telefonas ant 10%. Nežinau, kur čia dabar darysim, bet einam prie parlamento iš arti pažiūrėti. Tada norėčiau pavakarieniauti ir gal tada jau link namų. Nelabai turiu pasirinkimą, nes išsikraus telefonas, aš pamiršiu, kokį hostelį man reikia varyti. Ir nebeatrasiu. Hostelis vadinas Equity Point. Equity Point. Perėjau per tiltą. Vaizdas neblogas. Davai, man reikia ten atsidurti. Aš tingiu eit, tai geriau atsiteleportuosiu. Oi, atsiteleportuoju šiaip ne taip. Šiaip čia biškį per arti tokį didelį pastatą žiūrėti. Bet jis daug detalių turi. Kietai. Bet kitoj upės pusėje irgi įdomių pastatų. Ten kokia pilis aukštai ten pastatyta įdomi. Aš bandžiau užsilipti ten. Ten lipau kalną. Man rodos. O ten kažkoks tiesiog didelis pastatas. Kol teleportavaus, buvau biškį užmatęs kelis vaizdus. Tai parodysiu dabar. Nors iš tikrųjų ten iš praeities. Kai kam kilo klausimas, kaip tas pastatas atrodo iš šono, tai va. O čia va, nežinau, kas toks, nepažįstu aš ją. Jūs gal pažįstat. Jopčik, popčik. Bėgam. Milžinas. Ir ten koks pastačiukas. Aš einu čia į vidų. Man rodos, čia vidų yra KFC. Gal ten vidų ir neatrodo kaip KFC. Gal truputį kitoj vietoj, gal šiek tiek susimaišiau. Atėjau pas poną Sandersą į KFC. Bet ten žmonių gaziliardai. Labai didelės eilės. Tai mes... dingau. Tai mes pėdinam toliau. Po 1000 kilometrų jau pradėjo skudėti kojas nugarą. Atėjom McDonald's. Gavau savo paskutinį patiekalą. Vai. Pasijungiau kamerą parodyti, ką valgau. Bet McDonald's menedžeris sako, no camera. Sakau, kodėl? Sako, no camera. Nu tai jis parodė savo kortelės rimtai menedžeris šitą McDonald'ą. Nu tai va, tai no camera. Aš valgiau Big Mac'ą su nuggetsais už 7 eurus. Ačiū sesei Regijui, kad pasponsorino mano kelionę, nes šiaip būčiau grįžęs į hostelį ir valgęs riešutus su sausainiais. Tai ačiū, va, pasilepinau, kaip ir sakėt pasilepint. O dabar aš einu namo, einu į hostelį, eisim miegot. Tiek iš šito video, susimatysim kitam. Ramybė su jumis.